Sveiki, čia Čezaris Ateljė. Taigi, kadangi jau atėjo jau Halloweenas, tai reiškia, jog naujausių perskaitytų knygų apžvalga. Daugumą knygų iš bibliotekos ėmiau, taigi jų nebeturiu su savim, atidaviau jau į biblioteką, tad parodysiu viršelius telefone. Taigi, pirmoji knyga, kurią pabaigiau skaityti, ją aš buvau pradėjęs skaityti jau prieš daug mėnesių, tiesiog atsibodę buvo skaityti, nes man elektroninės knygos dažniausiai taip ir būna, kad paskaitau truputį ir padedu į šoną ir atsibosta. Tai tas pats buvo ir su šita knyga. Tai knyga vadinasi A Witch's Guide to Wildcraft. Va toks viršelis, tik truputį spalvos befilmuojant. Tai būtent kaip raganos panaudoja augalus. Kažko naujo nesužinojau, nes dauguma tų augalų man jau žinomi buvo. Ir jų magiškos savybės, ten kažkokių burtų tikrai nelabai, kad yra aprašyti, bet man taip šiek tiek neaiškiai, tai taip šitą knygą vidutiniškai įvertinau. Tai va. Ir nieko daugiau negaliu pridurti, nes tikrai nelabai rekomenduočiau, kas domisi raganystėmis, Vika tikėjimu. Yra tikrai geresnių knygų. Na gerai, dabar pakalbėsiu apie tokią knygą Gerų motinų mokykla. Nebaigiau aš jos skaityti. Ne pusę neįveikiau per savaitę ir nunešiau atgal į biblioteką. Čia buvo skirta mūsų knygų klubui. Tai kodėl aš jos nebaigiau, nes per daug asmeniškai galbūt mane palietė ir visų antra, ta tokia motinystės tema, man nėra jinai artima ir gal dėl to nepatiko, bet man užteko ir tų kelių ten procentų, kiek perskaičiau, nuomoniai susidaryti. Tai būtent čia tokia distopinė knyga apie ateitį, kokia galėtų būti, galbūt taip ir bus, kas čia žino. Bet, nežinau, mane taip pat palikdavo mažą namuose vieną. Taip pat klykdavau, bet tais laikais tiesiog nebuvo tų tokių vaikų teisių, kad galėtų nubausti tėvus ar globėjus. Tai man tiesiog toj knygoje, būtent, kad motina paliko kelių metų su kelių mėnesių, berods, jeigu gerai atsimenu, mergaitė vieną namuose išvyko į darbą į 2 valandom. Na, galiu pasakyti, kad mane palikdavo gerokai ilgesniam laikui ir gerokai jaunesnį, nes turiu atsiminimą vieną, kai buvau kūdikis. Ir kažkaip gyvas esu, išgyvenau, nenumiriau dėl to, kad mane palikdavo, tai man nepatiko. Ta knyga taip nei patiko, nei nepatiko, bet daugiau į nepatikimo pusę. Tai va, tokių negerų emocijų sukėlė, supykdė ten tą teisėsaugą visą toje knygoje. Tokių kaip šungrybių užsivalgė, jie ten ant tos Fridos stūmė tenai, vienu žodžiu, ir tos lėlės robotai, man patiko tos lėlės robotai, bet kai tos mokytojos ten pradėjo mušti tas lėlės robotukus, tai, nežinau, man nepriimtina, kad ir robotas, bet vis tiek mušti, tai atrodytų lyg tai pavyzdys, kad ir vaiką būtų galima mušti. Taip neturėtų būti. Tai ir nebaigiau skaityti, pasiklausiau knygų klube, kaip kitiem patiko ir sužinojau tą pabaigą, tai va taip va su šita knyga.
Na, kita knyga taip pat iš bibliotekos, Kol dar neatšalo kava. Na, čia labai šviečia elektra, tai nelabai matysis viršelis. Toshikazu Kawaguchi. Tai yra pirma knyga serijoje. Tai būtent apie kavinukę, kurioje galima grįžti į praeitį, nors galima ir į ateitį. Bet šiaip visi veikėjai grįžo į praeitį. Tai būtent ant kėdės, kurios sėdi vaiduoklis ir vieną kartą dienoj ta moteris vaiduoklis eina į tualetą. Ir jeigu tu nori atsisėsti ant tos kėdės pakeliauti laiku, turi laukti tos vaiduoklės, kur jinai nueis į tualetą. Tik tokiu būdu. Jeigu ją bandai atitraukti per jėgą, jinai tave prakeikia. Tai knygą sudarė 4 istorijos ir kiekviena istorija tikrai savotiškai įdomi ir labai gyvenimiškos tos istorijos. Tik ant viršelio pavaizduotas katinas, nežinau, kodėl ten katino nebuvo. Tai va, o dabar jau lapkričio vidury kažkur išeis jau antra dalis šitos knygos, tai va labai laukiu, kada galėsiu iš bibliotekos pasiimti ir perskaityti. Nes šitą tai perskaičiau per vieną naktį, tokie įdomių buvo. Toliau vėl japonų knyga, japonų literatūra, nu vat nerodo viršelių. Tai Hisashi Kashiwai prarastųjų receptų užkandinė. Čia taip pat serija yra, iš viso pažiūrėjau, jau yra 11 knygų. Antroji jau yra anglų kalboje, bet kitos japoniškos dar po kol kas. Labai tikiuosi, kad išvers į lietuvių ar anglų kalbą bent jau. Taigi, šitoje užkandinėje dirba tėvas su dukra. Ir jie išieško klientų senai pamirštus, bet labai mylėtus patikusius receptus. Ir paruošia tą maistą tam žmogui. Ir taip pat ten ne vien, apie maistą iš tikrųjų labai daug kalbama šitoje knygoje, bet ir kalbama nemažai apie žmonių gyvenimą. Čia yra iš viso 6 istorijos, jeigu nemeluoju. Tai tikrai labai patiko šita knyga ir labai laukiu, kada bus išleistos kitos knygos, nes tikrai ir tas katinas ten buvo vaikščiojo, tikrai jau katinas ant viršelio atitinka. Tai kažkaip 2 knygas japonų perskaičiau ir kažkaip prie japonų literatūros patraukė. Na ir paskutinioji knyga, kurią aptarsiu, tai Džinų išrinktosios antra dalis Begalinės gijos. Taigi labai patiko knyga, kaip ir pirmoji dalis, taip ir antroji. Šiek tiek aš galėjau ją labai greitai perskaityti, bet kadangi tas japoniškas skaičiau, tai va, šitoj dalyje Alizės gyvenimas toliau tęsiasi, kur baigėsi pirmoje dalyje, tai kai ją pagrobė ant drakono Tulano karalius ir nori, kad jį už jo tekėtų. Na, knygoje kažkiek veiksmo ten kažkokio gal ir nėra per daug, bet man vis dėlto aš pasilieku prie savo, man Kamranas patinka. Nors ir Kyras toks blogiukas. Bet kad daugam šiaip nepatinka šita serija, bet man patinka. Aš senai fantastikos neskaičiau, buvau atitrūkęs nuo jos, daugiau skaičiau meilės romanus. Tai sugrįžti prie fantastikos ir dar prie džinų, tos rytietiškos kultūros, kuri man labai patinka. Tai nežinau, ir rekomenduoti kažkam galėčiau tiem, katriem iš tikrųjų patinka tokia lengva fantastika. Ten sekso nėra tose knygose, meilės linija irgi tokia rami, kaip sakant. Tai va, laukiu dabar 3 knygos ir laukiu, kada rašytoja 4 ir 5 išleis.
Taigi, na, ką galiu daugiau pasakyti, linksmo Helovyno visiems ir kipsiu toliau skaityti, noriu kažkaip įveikti tą Goodreads iššūkį šiais metais, nors labai abejoju ir veiksiu, tikriausiai teks pamažinti šiek tiek skaičiuką. Tai va, viso gero.